Balandžio 13 dieną prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Deklaravau seniūniją Joniškio ir iš tiesų tikrai norėjau padėkoti darbuotojams, nes tiek seniūnas, tiek specialistė labai geranoriškai padeda ir išaiškina visus milijonus klausimų, kur turi neaišku, nes tikrai iškyla. Kaip ir ankstesniais metais, bendrojoje paraiškoje galima prašyti paramos pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės. Tačiau šiemet ūkininkų laukia nemažai esminių naujovių. Tiesioginės išmokos skiriamos tik aktyviems žemės ūkio veiklos subjektam, todėl naujose taisyklėse yra nurodyta, kad visi pareiškėjai bendrojoje paraiškoje privalo pažymėti, ar vykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą, užpildydami trečią lentelę informaciją apie pareiškėjo vykdomą tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą. Dalyvaujantieji su plotu susijusiose kaimo plėtros programos priemonėse privalo laikytis klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio veiklos žalinimo reikalavimų. Yra 3 pagrindiniai žalinimo reikalavimai. Pareiškėjas turi įsipareigoti išlaikyti turimas daugiametės ganyklas pievas. Tai reiškia, kad negali keisti šių deklaruotų plotų žemės ūkio paskirties, pavyzdžiui, arti, juose auginti javus ar kitas kultūras. Taip pat siekiant išlaikyti biologinę įvairovę, pareiškėjai dalį deklaruotų plotų įsipareigoja išskirti ekologinių atžvilgių svarbioms vietovėms, kurias gali sudaryti juodasis ar žaliasis pūdymas arba azotą fiksuojantis augalai. Ir trečia, pareiškėjai įsipareigoja įvairinti pasėlius ir taip gerinti dirvožemio kokybę. Apie šias ir kitas su plotu susijusių programos priemonių aktualijas informuojama ir specialiuose seminaruose. Juos nacionalinė mokėjimo agentūra šiais metais organizuoja net 50 rajonų. Viską, ką aš nežinojau, kur dvejojau, negalėjau galbūt pasirinkti programų, su kuria pretenduoti, tai viskas buvo aiškiai išdėstyta ir išėjau labai patenkinta, nes tiesiog iškart ir į priekį vizija susidėjo, ką aš galiu ateityje planuoti, kur savo veiklą ūkinę pakreipti ir kur pretenduoti kokią paramą. Ūkininkai deklaruodami žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus turėtų nepamiršti paraiškoje pažymėti savo pasirinkimą dėl tęstinių įsipareigojimų. Pareiškėjai prisėmė įsipareigojimus pagal ankstesniojo laikotarpio programos priemonės agrarinės aplinkosaugos išmokos veiklas arba programas, gali visus anksčiau prisimtus įsipareigojimus nutraukti, negrąžinant anksčiau gautos paramos. Taip pat gali šios įsipareigojimus tęsti visą likusį įsipareigojimų laikotarpį. Pareiškėjai, kurie yra prisėmę įsipareigojimus pagal programą ekologinis ūkininkavimas, taip pat gali likusius įsipareigojimus tęsti visą likusį įsipareigojimų laikotarpį arba juos nutraukti ir įsipareigoti pagal naują programą. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyks iki birželio 15 dienos. Vėluojančios paraiškos bus priimamos iki Liepos 10, tačiau už kiekvieną uždelsą darbo dieną paramos suma mažės 1%.